iPhone kameros programėlė turi gausybę ikonėlių, pavyzdžiui, tokią ir tokią, ką jos visos reiškia. Aš bitės profenė ir šiame video padėsiu jums suprasti kiekvieną ikonėlę, kurią galite pamatyti fotografuodami arba filmuodami. Pirmoji mano rodyta ikonėlė buvo blikstė. Jei kadre nėra pakankamai šviesu, šalia jos atsiras naktinio režimo ikonėlė. Naudokite šį režimą norėdami padaryti šviesesnę nuotrauką, tačiau turėkite omenyje, kad fotografavimo metu sujudinus telefoną kadras bus neryškus. Šis užrašas indikuoja, kad yra įjungtas specialus ProRAW fotografavimo režimas. Su juo darytos nuotraukos turės daugiau redagavimo galimybių, bet taip pat užims daugiau vietos. Jei nuotraukų redaguoti neplanuojate, ProRAW režimą išjunkite. Paspaudus šį taip vadinamą live mygtuką, fotografuodamas telefonas dar įrašys porą sekundžių video, iš kurio vėliau galėsite išsirinkti geriausią kadrą arba paspaudę čia pritaikyti vieną iš live efektų. Pabraukę pirštu į viršų štai čia rasite dar ikonėlių. Pirmos 3 jau pažįstamos, o 4 leidžia pasirinkti fotografavimo stilių. Jei norite spalvotesnės ir kontrastingesnės nuotraukos, galite čia tokią išsirinkti. Tolimesnė ikonėlė leidžia pasirinkti vaizdo formatą, tačiau atsiminkite, kad kamerą pilnai išnaudosite tik fotografuodami 4:3 formatu. Paspaudę ikoną su pliusu ir minusu, galėsite savo kadrą patamsinti arba pašviesinti. Laikrodukas įjungia laikmatį, o pati paskutinė ikona leis pasirinkti įvairių filtrų, kurie jūsų nuotraukams gali suteikti specifinę nuotaiką. Jei naudojate iPhone 16 arba naujesnį modelį, tuomet jūsų filtrų ikonėlė atrodys štai taip, o patys filtrai turės papildomas redagavimo galimybės. Įsijungę filmavimo režimą matysite kiek kitokias ikonėlės. Pradėkime nuo viršaus kairės. Čia iškart matome žibintuvėlį. Jei turite iPhone Pro modelį, šalia jo matysite ProRes HDR mygtuką. Jis įjungia aukščiausios kokybės iPhone telefonų filmavimą. Visgi tokie įrašai užima daugiau vietos, tad tai filmuoti rekomenduoju tik įdomiausias akimirkas. Dešiniau esanti žmogeliuko ikonėlė reiškia veiksmo režimą. Jį įjungus mažiau matysis kameros judėjimas ir vaizdas bus stabilesnis. Dešiniausiai matysite raiškos ir kadrų pasirinkimą. Turėkite omenyje, kad didesnė raiška ir daugiau kadrų per sekundę reiškia daugiau vietos užimančius video failus. Patiko šis video, užsukite į bitesprofai.lt ir rasite daugiau patarimų bei paaiškinimų.